Mažeikių lopšelėje darželėje Delfinas po velykinės dienos skiriamos Velykų įspūdžiams atliepti, gamtos atbudimo ženklams aiškintis. Po žiemos miego bunda gamta, naujų jėgų įkvėpti žmonės skuba prikelti vaikus naujiems įspūdžiams ir potyriams. Susirinkę po Velykų lopšelių darželių Delfinas darbuotojai, tėvai bei kiti šeimos nariai surengė vaikams mažasias velykėles. Lauke vaikus pasitiko personažai Višta ir Gaidys. Vyko inscenizuotas pokalbis, kaip jie rūpinasi ir džiaugiasi savo šeimą. Visas pulkas štai viščiukų, geltonsnapių, mažučiukų. Tik pažvelkit čia, raiboji. Tai dukrytė mūsų mažoji, ji kiekvieną sužavės. Kas dainelę jos girdės. Vaikai buvo pakviesti pašokti, o po linksmybių kiekvienai vaikų grupiai davė išsirinkti po margutį su užduotimi – sužinoti, išmokti, pasivaržyti. Gaidys su Višta ragino vaikus pasisupti. Priminė, kad per Velykas reikia kuo daugiau ir aukščiau suptis. Supamasi ne vien pramogos ieškant, bet norint užtikrinti gerą ateinančios vasaros derlių. Lauke buvo paruoštos 6 erdvės, kūrybinės dirbtuvėlės, kuriuose lankėsi ugdytiniai. Įstaigos kieme vaikai susipažino su liaudies amatais. Darželio auklėtiniu Jokūbo tėtis Martynas Stankus pristatė kalvystę. Improvizuotojo kalvio dirbtuvėje vaikai pamatė, kaip darbas rankose tirpsta ir į meno dirbinį virsta. Aš galiu pasakyti jums labai užtikrintai, kad jeigu mes nebūtumėm savo laiku mokėję ginklų gaminti, greičiausiai mes lietuviškai ir nebūtumėm šnekėję. O kas čia yra dabar? Va, sakė, ką gamins. Vandegis. Vaikams visada kyla įvairiausi klausimai. Į vieną iš jų, kaip atsiranda krepšys, atsakė ir vaizdžiai parodė Pinėjų šeima. Liudvikas Vasiliauskas su anūke Gitene vaikus mokė pynimo gudrybių. Vaikai buvo mokinami marginti margučius, dalintasi įspūdžiais, kaip kas dažė margučius namuose, aiškinosi spalvų reikšmės. Turimas kiaušinių marginimo žinias vaikai galėjo parodyti dailininkų galerijoje. Spalvino, piešė ant didesnių ar mažesnių popierinių kiaušinių siluetų. Atkartojo matytus marginimo raštus, kūrė savus, derino spalvas, naudojo įvairias dailės priemonės. Vaikai išmoko naujų žaidimų, dainelių, alyvų alėjoje susibūrė grupelėmis, vaikai su muzikos pedagoge žaidė išmoktų žaidimus, dainavo smagias daineles. Vyko lenktynės tarp draugų, kuris greitesnis, vikresnis ar ištvermingesnis. Vaikai apdovanoti skanėstais pyragais. Sakoma, kad Velykos neįsivaizduojamos be apskrito pyrago, kuris primena sugrįžusią saulę. Po šventinio rytmečio vaikai grįžo į grupes nešini gardų pyragą, velykinius margučius ir žinoma puikią nuotaiką.